Nei daugiau, nei mažiau, kiek reikės jūsų savigynai. Taurus 85S. Revolveris išskirtinai tam, kad jūs jį nešiotumėtės. Jis kainuoja 620 eurų ir jis yra toks elementarus, kad nėra daug ką pasakoti. Turite iš korpuso išlendantį kriptuką ir jokio taikiklio. Žymiai paprasčiau, bet taip niekad nieko nesulaužysit. Būgno paleidimo mygtukas yra su tekstūra ir tokiu kampu, kad su nykščiu jį nuspaus būtų paprasta. Atidarius būgną pamatysit, kad jį telpa 5 šoviniai, o jis šaudo kalibru 38 Special. 38 Special yra revolverių pasaulio 9 mm. Vienas iš pačių populiariausių kalibrų. Tai reiškia, kad visą laiką rasit šovinių. Jis yra puiku, jeigu norite apsisaugoti. Revolverio rankena yra su tekstūra ir jinai visa yra guminė, dėl to revolveris labai stabilus rankoje. Jeigu atkreipsit dėmesį, mažajam piršteliui nėra kur dėtis. Šitas ginklas yra išskirtinai nešiojimuisi savigynai ir jis turi būti kuo mažesnis. Jeigu norėtumėt laimėti varžybas, tikrai norėtumėt kažkur padėti tą pirštelį, bet kadangi jis yra savigynai, jūs norit, kad jums kasdien jį būtų patogu nešiotis. Ir dėl to jis yra kiek įmanoma mažesnis. Sutinku, ne Smith & Wessonas, bet už Smith & Wessoną susimokėtumėte dvigubai daugiau. Jo nuorodą rasit komentarą, o jeigu norit Smith & Wessoną, šnekėsim po poros mėnesių. Getbacks.com